Labą dieną visiems. Šįkart mes turime labai solidžią publiką, kuri atstovauja užsakovų ir statybininkų interesą ir požiūrį į mūsų diskusijos klausimą. O mūsų diskusijos klausimas šiandien yra pakeitimai projektuose, jų priežastis, jų pasiekmes. Ir svarbiausia, mes pasistengsim šios diskusijos metu surasti, ar yra galimybių mažinti pakeitimų skaičių, sakykim taip. Tie pakeitimai visiems yra, kainuoja ir kaip rakštis. Vat klausimas, kaip organizuoti procesą, kad tų pakeitimų kuo mažiau būtų ir viskas vyktų sklandžiau. Tai sveiki, aš atstovauju EIKA grupės vieną iš įmonių, tai yra EIKA Development. Mes esam projekto valdytojai ir konkrečiai esu atsakinga už projektavimo valdymo skyrių, tai tiek trumpai. Jo, tai Inga labai gerai, kaip dažnai tą projektavimo metu visas bėdas, kurios. Jo, nes teko anksčiau dalyvauti ir projektavimo procese ir irgi atstovauti užsakovą, tačiau iš kitos, šiek tiek pusės, tai tos patirties, tikrai, kad atsuriu. Situacijų gyvenimiškų. Jo, tikrai daug ir iš įvairių pusių. Jo, supratau. Eivydai? Aš Eivydas Lungys, Baltic BIM Management, BIM informacijos vadovas, BIM koordinatorius, kitaip tariant, skaitmeninės statybos specialistas. Aš pagrinde 15-17 metų esu pradirbęs gamybinėje srityje, tai yra genrangovo pozicijai. Paskutiniu metu veikos statybos, daktariniai veikos, kaip sakant, įmonė darbavausi. Tai ten tau buvo pareigos? Buvau statybų direktorius, pradėjau nuo projekto vadovo, po to statybos direktorius, po to projektų valdymo direktorius. Tai, žodžiu, kelias ilgas, įdomus. Yra, žodžiu. Bet kažkaip taip likimas pasisuko ir patraukė į skaitmeninę. Sveiki, esu Alvydas Širnys, atstovauju įmonę Konres LT, esu technologinių procesų vadovas ir aš įmonėje prisidedu prie to konkursų pačių, sakykime, dalyvaujant ir bandau identifikuoti, kokioje stadijoje yra projektavimas, kaip ir dalyvaujant pačiam konkursą ir kas yra padaryta šiai dienai ir kokie laukia iššūkiai, jeigu laimėjimo atveju, su kuo susidurtume. Tai ta sritis yra projektavimas ir tai bandymas identifikuoti ankstyvoje stadijoje leidžia mums geriau pasiruošti, kad startuoti su objektu, tai mes jau ruošiamės su kuo teks, kaip susidurti, kokie iššūkiai, ir kad būtų sklandesnis darbas pačioje statybos metu. Gal tada ir pradėkim. Pakeitimai išeinantis iš užsakovo, nes visą laiką reikėtų pradėti nuo užsakovo. Tai iš tikrųjų, kas mano nuomonė vyksta projektavimo metu ir kam labai taupomas laikas ir neskiriama pakankamai dėmesio, tai būtent ir yra užsakovo lūkesčių išgryninimas. Jie dažniausiai būna paviršutiniškai pasižiūrima į šitą klausimą, nes visi skuba spręsti projektinius sprendinius, terminai yra trumpi ir tada mes šitą stadiją peršokam, kuri yra kaip tik, aš manau, jai reikėtų daugiau dėmesio skirti ir tuomet turėtume mes tolimesnėse stadijose projektavimo ir būtent mažiau tų keitimų kylančių būtent iš užsakovo pusės. Čia. O kad paaiškintum tą savoką užsakovo lūkesčiai, šiek tiek plačiau apie tai, kas tai yra? Tai, tarkim, dažniausia, užsakovas žino, man reikia, tarkim, kvartalo, tiek kvadratų, tiek butų, ne? Ir tai standartinė užsakovo užduotis. Ir po to pereina ten į detalės, į inžinerinius sprendinius, į tas pačias sistemas.
tarkim, kad ir iš užsakovo įsigryninti galų gale kokio komforto ten oro klasės jis nori turėti. Nubėga su standartiniais reikalavimais, o pasirodo, užsakovas nori geresnės tos oro kokybės, ne? Tai iš karto mes jau turim vėdinimo sistemą, gaunam, ne faina, čia reikia didinti man 2 kartus oro kiekį ir tada, atitiks man. Daro viską. Jo, dažniausia tai priemam kaip konstantą ir, ta prasme, nepereinam detaliai per kiekvieną galbūt galimą sprendinį, koks yra galutinis lūkestis mūsų gauti tą produktą, pasakykim, ar rezultatą. Ir tada mes turim tokį nesuderinamumą ir tada gaunasi tie keitimai. Jie 2 šalys nesusikalba ir būna tas tiek ir projektuotojams nėra faina, nes jiem reikia perdaryti, užsakovas netvirtina sprendinių, nes jis ne to nori. Kartais atrodo, ta prasme, trumpiau suprojektuoti, negu pasitvirtinti tą sprendimą. Tai čia ir vėlgi mes taupom tą patį laiką. Tiesiog dabar taip yra, kad vis daugiau to biurokratizmo, ne? Tu turi tą patvirtinti, su tuo nususiderinti. Ar tikrai biurokratizmo čia klausimas? Nežinau, gal yra ir kitų priežasčių ir galų gale tu gauni sprendinį ir tie patys turbūt pinigai. Variantinis projektavimas. Taip, o tu man pasiūlyk dar tą. Taip, pinigai. Užsakovas nagrinėjasi galimus variantus. Taip. Ir tai užtrunka. Žinoma. O plus dar biurokratinės procedūros. Nes, kaip jūs ir sakot, realiai mes projektuojam variantinį projektavimą, kad ir kaip tai nepatiktų, kad ir kaip galbūt nenorėtų kas nors su tuo sutikti, bet rezultatą mes gaunam, kad vis dėlto norim alternatyvų. Visi natūraliai nori rinktis. Vienas variantas, ne variantas. Vienas variantas, ne variantas, tada pasiteirausiu. Sakykit, labai geras irgi ir mano nuomonė svarbus aspektas, tas sprendimų priėmimas. O ko reikėtų idealia, pabandykim peršokti, ko reikėtų, pasekmės to aišku, tiesiog per ilgas gaunasi projektavimo procesas, projektuotojai nervinas, jiems gaunasi tokios kaip ir nenatūralios prastovos, negali resursai dedikuoti, bet laukia sprendimų, vadinkim taip, tai yra prastovos kaip pastatybininkus. Ir gaunasi taip, reiškės, ko jūs, jeigu man duotų aš priimčiau greit sprendimą, galite išvardinti? Turbūt būtų, aš manau, kad sprendimas, šalia sprendimo, aišku, turi būti pinigai. Kaip bebūtų, visi mes kalbam apie tą patį. Aš galiu svaigti, norėti, bet kai man atneša biudžetą, aš sakau, o Dieve, aš tiek pinigų neturiu. Tada aš galvoju, o gal čia tą padarysiu, čia tai padarysiu, čia nusutaupysiu, ten padėsiu. Reikėtų, kas padeda priimti sprendimą greitai, kai tu turi, tarkim, kokius 2-3 variantus ir pinigus. Realiai tu viskas, tu susivedi į finansus ir tau atsakymas yra. O kada jūs gaunate, labai gera frazė, man patiko, yra sprendimas ir yra, kaip pasakė, biudžetas? Biudžetas. Jo, kada jūs gaunate šitą informaciją? Šiaip dabartiniai mano praktikai, tai mes gaunam sprendinius ir mes patys biudžetas, kai skaičiuojam. Čia jau projektuotojas, dabar, yra pas mus taip, kad mes duodam užduotį projektuotojams pasibiudžetavę. Ta prasme, vis tiek tu projektuoji kažką, tai tu jau nusimatai x pinigų, ne? Ir kai tu gauni tą rezultatą, tu pasižiūri savo biudžetą ir sakai, ne lyginė su savim. Taip, lyginė su savim. O kada jūs gaunate iš projektuotojų kažkokios informaciją dėl pinigų? Tai projekto pabaigoje?
standartiniu atveju tai būtų projekto pabaigoje, bet mūsų tikslas tą biudžetą turbūt gauti Bet projekto kartu. pabaigoje, tai čia laikas 3-4 nuo 3 Bet mėnesių. kiek aš žinau, kiek kalbu paskutiniu metu su projektuotojais ir bendrauju, tai jie man apie ekonominę dalį, tai kas anksčiau buvo kaip standartas ir ekonominė dalis yra sudėdama. Bet neprivaloma pagal įstatymą. Jo, neprivaloma, bet tai dabar jinai jos jau nebedaro. Aš klausiu projektuotojų, Nieks ar jūs darot ekonominę dalį, sakė, ne, pats užsakovas yra pasibiudžetuoja savo. Tada duoda užduotį projektuotojams, jie projektuoja tai ir... Jo, bet čia ir yra tai, ką jūs sakot, pats užsakovas daro biudžetą, ne? Nors kaip yra projektuotojai yra pateikiama užduotis pagal užsakovo parengtą biudžetą. Ir jam yra aiški užduotis, bet kažkodėl, ta prasme, dažniausiai sprendiniai, nors ir tu duodi jam užduotį, bet jis tau netneša tų sprendinių, jis ten paprojektuoja, nukrypsta nuo jų ir tada tu gauni visą tą paketą ir sakai, čia truputį mes ne taip tarėmės. Dar projektuotojai, jie nesveria savo sprendinių pinigais, jie nesupranta, kiek tai kainuoja. Čia yra bėda. Čia yra didžiausia, dažniausia bėda ir kai kalbi, pavyzdžiui, su kokiais architektais ir apie fasadus, jie net neįsivaizduoja, kiek jų fasadai realiai kainuoja, nors tu jam įdedi, kokia maždaug ten turi būti fasadai, ir tada turi ilgą diskusiją ir nuobodžią. Kad vis dėlto, jie savo sprendinių... Nedarykit darbą už architektą, sako. Mes darom darbą už architektą. Mums norėtųsi, kad mes pasakom savo lūkesčius, biudžetą ir kad jie įsivaizduotų savo sprendinių kainą, ne? Bent jau preliminariai. Čia dar reikia nepamiršti gauti informaciją reikiamų metu. Suprantate, jie, tarkim, priima sprendinį, ir jeigu jie nusiskaičiuos visus kiekius, tai jie jau padarys darbą. O aš nusakysiu, ne, klausykit, man čia yra blogai. Aš, va čia yra, reikia turbūt diskusijos kažkokio viduriuko, kad dar pradiniai stadijoje, mes galėtum identifikuoti jiem nepadarant viso darbo. Taip. Nes aš tikrai suprantu, kad kai padarai visą darbą ir tau ateina ir sako, sorry, čia, ne taip, tai tikrai, ta prasme. Kur tu buvai, kai mes projektavom? Jie taip sako. Jie taip sako, jo. Tai mes, tarkim, kodėl mes nepasitikrinam tam tikros kainos, mes neturim išeitinių duomenų, tai kainai patikrinti realiai. Jeigu jie pasako keramikitinius fasadus, tai aišku, mes jau pasitikrinsim tą dalyką, čia ne tame problema. Jo, Inga, aš noriu paklausti, kiek aš žinau apie jūsų įmonę, apie jūsų įmonių grupę, jūs turite, ir kai tu paminėjai, kad jūs patys darote sąmatas ir nuo pat pradžių stengiatės patys, biudžetuotis ir vertinti visus sprendimus per ekonominę prizmę ir tam jūs turite BIM menedžerį, kuris, dirba su tam tikrom sofistikuotom priemonėm kaip Solibris, turi savo klasifikatorius, turi savo kaštų įvertinimo sistemą. Grubiai tariant, jūs nuskaitote nuo BIM-o informaciją, kiekius ir prasukat pro savo klasifikavimo, pro savo sąmatų programą ir tokiu būdu matot kiekvieno sprendimo versijos kainą, vadinkim taip. Tai jūs tai sustvarkėt, bet dauguma kitų užsakovų to dalyko neturi. Tai, prasme, jums mažiau... Turi vienetai. Šiaip tas dalykas tikrai pridėtinę vertę kuria. Tikrai tai ir pasiteisina ir dabar... Tada nereikia iš jų reikalauti nieko. Jo, bet tik tiek, kad, sakau, su ta informacija apsikeitimu, tai, pakankamai sudėtinga tinkamų metų, kad mes gautumėm, kad per tą savo programą viską galėtumėm Jūs prašote greičiau sprendinių. Savalaikiai, taip. Jūs prašote greičiau sprendinių, o jie prašo greičiau savalaikių patvirtinimų tų sprendinių. Taip. Vakar aš uždaviau klausimą, kaip dažnai jūs bendraujate su užsakovu projektavimo metu, ir nuo kada? Projektuotam? Taip. Ir, aš išgirdau atsakymą, iš tai, kad užsakovas
visą laiką kvepuoja į nugarą, reiškia, ir ta prasme nėra taip, kad nebūtų bendravimo, reiškia, ta prasme tai yra vos ne pastovus procesas ir kad užsakovas visą laiką, reiškia, tikrina sprendimus ir taip toliau. Tai čia biški tokia nesutapimas, nes jeigu jie visą laiką, jeigu jūs projektavime praktiškai dalyvaujat projektavimo procese, tai tada lyg ir fainai būtų, ne? Jeigu jūs tiesiog jeigu jums kas savaitę, reiškia, pristatomi, padaryti sprendimai ir užduodami klausimai. Ar įsivaizduoja tokį procesą? Mes turim tos kas savaitinius susitikimus, tik kad jie būtų tokie efektyvūs. O ką reiškia efektyvūs, efektyvesni? Kaip jūs sakot, kaip projektuotojai sako, kad užsakovas kvepuoja jiem į nugarą, ne? Tai tiesiog kartais, susitinki ir labai daug kas priklauso ir nuo pačio projektuotojo, kai kurie formaliai labai tai daro, ne? Ten pagal protokolą, kokius pats užsakovas savo išsikelia klausimus ir atsakom jam, ne? O į gilesnės problemas galimai mūsų net neprileidžia jie. Tokia, sakau, čia labai priklauso nuo projektuotojo, kaip su juo... Nuo požiūrio. Taip, nuo požiūrė, jis, tu man atidavai, tai aš pats ir įspręsiu, nesikiš. Yra ir tokių. Supratau. O yra kurie užsiėmė, įsivaizduoju, pačiam procese dirba, jūs kaip sprendžiate tuos paviršutinius klausimus, kurie jiems irgi reikalingi, kad jie galėtų tą procesą vystyti, bet jūs proceso to nematot, ne? Ir jis su tuo procesu supažindamas, jis, taip aš manau, užsakovas tokioje vėlyvoje stadijoje, kai jau būna per vėlu. Bet aš šnekam apie PPP stadiją, aš šnekam apie conceptual design, reiškia, aš šneku apie bendravimą ankstyvoje stadijoje, kas yra labai svarbu, nes turi būti suderinta. Beje, replikuojant, daug kas sako, kur techninė užduotis? Mūsų techninė užduotis, tarp kitko, labai detali. Ir palyginus su tuo, nes aš kaip ir sakau, turėjau patirties ir ankstesnėse savo darbovietėse, tai čia tikrai labai konkretų, ko mes norim, nėra tų abstrakcijų, nupaišyk man kažką tai. Bet jeigu yra taip konkretų, tai vadinasi, nėra problemų su lūkesčiais. Bet žinokit, yra tų lūkesčių, galbūt mes iš užsakovo pusės apsirašom, bet negaunam feedbacko, ne? Ta diskusija turi būti, mes iš savo pusės taip matom, ne? Tai, kas mums svarbu. Bet tie turbūt svarbus dalykai turėtų iškelti klausimų, ne? Kaip aš juos suprantu, tuos dalykus. Nes, gali man vienaip atrodyti, tikrai mes visi skirtingai tuos pačius įstatymus skaitom, tuos pačius sakinius, ta prasme, tai galbūt to lūkesčių susivienodinimo tekstą tai mes matom, ne? Supratau. Gal jūs turit kažkokiu papildyti? Aš gal pakreipsiu kitą linkmę, aš suprantu, apie ką Inga pasakoja, sakykime, ne, tai aš susidūręs yra įvairių tipų užsakovų. Yra užsakovai, sakyčiau, kaip ieško, daug tų tipų yra, bet yra tipai, sakyčiau, gal taip jau grubiuoju būdu suskirčiau į du tipus. Yra tai tie, kurie stato, sakykime, yra pavienius, yra ne objektus, yra, arba tie, sakykime, yra vienkartiniai. Vienkartiniai, sakykime, ne, ir yra tie, kurie nuolatos yra, darėsim, yra panašaus tipos vystytojo statinius stato. Aš irgi grupuočiau dvi rūšis. Ten vėl, aš sakau, ten jau kiekviena grupė. Pastato parduoda. Taip, yra tai jo, bet aš manėjau, aš turėjom, kaip reikalų, kurie žmonės yra to vienkartiniai, arba ten du objektus yra pastato, tai nėra tos yra praktikos susiformavusios, jiems yra labai sunku, sudėtinga, jie vis laik yra, sakydavau, rinkoje yra, šiai dienai yra konsultantų, visko yra rinkoje. Jūs tai pasimkite tuos žmonės, kurie jums galėtų padėti, nes kai jūs nesat tos ir tie specialistai, jie dėsim, gamybininkai ateina iš kažko, tai jiem žino, kaip yra pačią gamybą organizuoti, bet pati statyba jiem visiškai naujas yra produktas. Bet realiai pakeitimų inicijuojamų priežastys šaltiniai vis tiek bus tie patys, netgi ir jiems. Bet jie vis tiek, mes kalbėjom apie tą užduotį, sakykime. Jo, aš supratau, ką jūs šneka, tai jis, tiesiog tie užsakovai, kurie neturi tos patirties, ne, tai jie tiesiog turėtų turėti projekto valdytojus, kurie juos vestų tuos kelius. Aš taip įsivaizduoju. Čia daugiau užduoties suformavimo. Ne tik
užduoties, bet pačio proceso koordinavimo, nes yra daug dalykų projektavime, visokios infrastruktūros sutartys, čiagi užsakovo atsakomybės. Taip, Nepateiksit laiku, projektuotojas neįkels. Ir jeigu atsiranda pakeitimai. užsakovas tiesiog nežino tų procesų. Sąlygų valdymas ir visą Sąlygų valdymas yra, kurie, kaip ir tada, o tie žmonės, kurie vystytojai, kurie jau, kaip tas nuolatinis jų darbas, tai jiems žymiai lengviau. Supratimas apie užduotį yra visai kitoks. Bet, žinot, dar yra vienas labai svarbus dalykas, atrodo tiek projektavimo metų, bet vis naujų dalykų išlenda, nes turim daug suinteresuotų institucijų, kurios įtakoja ir tą patį užsakovą, pasakykim, ir jo užduotį, nes galbūt užsakovas gauna reikalavimą iš suinteresuotų institucijų ir jis privalo keisti. Jis neturi kito pasirinkimo. Naujos sąlygos atsiranda. Taip, naujos sąlygos. Slėptuvės, tarkim. Taip, slėptuvės ir šiaip yra, tarkim, aš noriu parkelio vidury kvartalo, arba čia turi būti bendruomeniai. Bet ir vėl tu galvok naujas sklypo koncepcija. Bet tai pakalbėta su kažkokiom institucijom, reiškia? Ne tai, kad nelaiku, pasakykim, kad institucijos, jos turi aiškę savo veiklos reglamentavimą, bet jos nesilaiko. Leidžia savo jos nesilaikyti. Bent jau Vilniui tai tikrai vyksta. Bet kurio projektuotojo jūs paklauskit, žinokit, ar glaudžiau, ar neglaudžiau, aš manau, čia glaudumas nepadės ir neįspręs, o tik laiko Gerai, važiuojam toliau. Tai yra, įsivaizduokim, kad plius minus kaip ir susiderinom, gal kai kur jūs užspaudė, dantis, reiškės, į biudžetą bent jau plius minus gal tilpama, ne? Ir tada atsiranda, reiškės, įsivaizdavimas į biudžetą ir atsiranda genrangovas. Aš labai tikiuosi, kad dabar po lapkričio 1 procesai iš esmės pasikeis ir mes apie tai dar gal truputį pasišnekėsim. Ir jau, grubiai tariant, kaip ir sprendiniai yra aiškus, atsiranda genrangovas ir pakalbėkime apie šitą stadiją ir pakeitimus šitos stadijos metu, reiškia, inicijuojamus iš užsakovo. Iš užsakovo inicijuoja. Tai jeigu kalbant apie konkrečiai, irgi tie pakeitimai statybų metu yra dviejų tipų. Taip. Užsakovas, tai žiūrint, ką jis vysto. Jeigu vis vysto kvartalą daugiabučių, tai tie pakeitimai, aišku, atsiras iš klientų. Čia bet kokiu atveju. Ar jis vystys administracinį, ar jis vystys daugiabučių kvartalą, tie pakeitimai jau ateis iš kliento, kam jis nori tą turtą perduoti, išnuomoti, parduoti. Tai yra pagrindinės priežastys realiai. O kada atsiranda klientai? Tada, kad įvairiai aš gaunu statybą leidžiantį dokumentą ir skelbiu, kad parduodami butai, išnuomojamas ten administracinės patalpos. Prekybos centras. Taip, ir jie eina ir aišku. Bet tai projektavimas vyksta. Ne, yra statybos leidimas. Taip, yra statybos leidimas ir mes pereinam į darbo projekto stadiją. Esminis lūžis vyks dabar. Po lapkričio 1. Ir kaip mes jį valdysim, aš kol kas dar labai sunkiai įsivaizduoju. Kodėl preliminarus statybų leidimas, žalia šviesa statyti, jūs gaunate po conceptual design. Aš vadinu conceptual design. Kiti vadina PP, bet čia mes dar grįšim prie šito, nes toks, kas dabar yra PP ir kas iš tikrųjų turėtų būti, o aš sakyčiau conceptual design, ir vakar mes visi vieningai projektuotojai sutiko, kad turi būti jau visa komanda dirbti ties konceptualiais sprendimais. Aš visiškai pritariu, negalim. Grubiai tariant, tai turi būti pusė techninio projekto. Taip. O mūsų pagrindinės problemos buvo iki šiol, tai yra gapas tarp projektuotų ir statybininkų, taip, reiškia, ir gapas tarp projekto techninės užduoties, darbo šitas, ir toliau kitas gapas buvo, reiškia, tai yra perdavimas į eksploataciją, reiškia, pastatė vis tik tai ne visai tą, ko pradžiai norėjo užsakovas. Nes dėl pinigų, dėl trečio, dėl kitko. Kitaip tariant, gapas nuo lūkesčių ir gapas, tų gapų labai daug atsiranda. Užsakovai irgi skauda tie pakeitimai kylantis iš jo,
Nėra, kad užsakovas ploja rankytėm ir sako, kaip faina. Ne, aš nemanau, kad šitie teisės aktų pokyčiai realiai mums sutrumpins viso projekto vystymo procesą. Tikrai ne, ir kiek diskutuojam ir su institucijom, jos pačios sunkiai įsivaizduoja, kaip čia viskas vyks. Ne? Tai kol kas optimizmas yra tik tai iš viešųjų, ta prasme, iš aplinkos tos pačios ministerijos, kuri pristatė tuos pokyčius, bet kas juos aiškina ir kam teks su jais dirbti, tai iš jų entuziazmo mes nejaučiam. O kokie čia pokyčiai, ta prasme? Tai vat apie tai, ką jūs šnekat, kad po lapkričio 1 turi tas stadijos mes turim PP, kurių PP apibrėžtis jūs irgi sakot diskutuotina, ne, ir realiai puikiai visi nusuprantam, kad turbūt tokios PP apimties mums neužteks, ne? Kad, gali ir užtekti, bet turbūt vystytojas pasirinkęs tokią PP apimtį, jis turėtų labai daug rizikų, kas jam greičiausia kainuotų brangiau ir ilgiau. Važiuojam toliau, prasidėjo statybos. Viena iš priežasčių iš užsakovo, tai yra tiesiog, keičiasi, papildomai atsiranda reikalavimai. Kas dar? Ir medžiagų kainos, ir tiekimo terminai, kai tiekimo terminai, pakalbėkime apie juos. Reiškia, ar tai yra, dėl ko užsakovas keičia? Taip, yra, žinoma, tai labai įtakoja, nes, nepamirškit. Taip, yra grafikas, yra įsipareigojimai. Ne, čia yra, aš manau, kad čia principas yra, jeigu yra sprendinys, yra jau suderintas, atėjo su projektu, sprendinys yra ne, taip. Kas bestatytų, sakykime, yra rangovas, sako, kaip yra tos medžiagos, sakykime, yra ne, rinka, sako, tai medžiagai reikalingas toks terminas yra. Ar yra alternatyva tam tikra medžiaga? Mes arba naudojam kitą medžiagą, jos teikimo terminas yra trumpesnis, yra, tai tinka, netinka. Taip. Čia visi kartu, čia nei rangovai, kaip yra noro keisti, nes rangovas, mes stengiamės kuo mažiau. Čia bendras sprendimas. Ant stalo deda variacijas, sakykime, ne, medžiagos, terminai, kaina, sakykime, ir tada sprendžiamas klausimas. Taip. Nes yra ir tokių atvejų, kad yra rangovas, o medžiagos gauni žinią, kad medžiagos bus tiekiamas ilgesnis negu visos statybos terminas. Yra ir tokių variantų pasitaikė. Tai čia rangovo, sakyčiau, čia jisai šitoje vietoje jis pačiausiai informuoja, kad... Čia tiesiog rinka. Aš pritarčiau čia. Jo, tai gerai. Taip, tvarkoj. Gerai, vyksta statybos. Pakeitimai inicijuojami statybininko. Dėl ko jūs vieną paminėjom, tiesiog keičiasi rinkoje situacija ir jūs įrodot, kad, sorry, bet tai čia jau nebeįmanoma. Kas dar? Aš gal dar vėl grįšiu į tą stadiją, kai mes konkursuojam, užsakovai, biudžetus, jie turi pasidarę, sakykime, biudžetus yra ir, tos tendencijos, kas dabar šiandieną vyksta rinkoje, girdim iš jų, kad šiek tiek, kaip yra viršijami tie, kaip yra, netelpam į užsakovo lūkesčius, yra netelpa į kainą ir rangovas tikisi iš rangovo, sakykime, ir konkurso metu iš kitų rangovų, sakykime, kad kažkas tą kainą, kaip jinai bus sumažinta. Čia geras momentas. Sumažinta iki tam tik biudžeto, kaip užsakovo, sakykime, ne, bet ten mažinimas kainos yra du momentai mažinimo kainos. Vienas dalykas yra mažinimo pagal projekto, techninio projekto sprendinius yra, nekeičiant jų, paliekant atmenį, bet yra rinka vėl suniveliuoja, rangovai siekia, kad tarpusai konkursuoja ir jie kaip yra atsistoja į tam tikrą kainos lygį, sakykime, ir sako, viskas čia yra riba. Žemiau niekur ne. Ir visi rangovai, kaip yra maždaug, ten turi tam tikrą lygį. Tada užsakovas pasižiūri, kaip yra, dar netempia ant to biudžeto. Reikia dar. O ką rangovas sako, ką jūs galite pasiūlyti kitaip? Tu šneki apie tą situaciją, kai netempia biudžetą, ta prasme, jie susiplanavo, kad statybų paslauga kainuos tiek ir tiek. Taip. O iš tikrųjų jūs ateinat, ne, mūsų kaina... Kaip pavyzdys yra, sako, kaip yra, aš biudžetą turiu 1 milijoną, sakykime, ne, o mes sakom 1,5 milijono kainuoja. Tie sprendiniai, kas yra šiandien suprojektuota, tie sprendiniai kainuoja šiandieną 1,5 milijono. Nežinau, kaip ten buvo sudarytas biudžetas, kada buvo sudarytas ir kas... Neaišku, kaip tas ir kas sudarytas biudžetas. Kada, kaip ir kas sudarė tą biudžetą. Ir su kokiam prielaidom. Ir su kokiam prielaidom padarytas yra tas biudžetas, bet, netilpam. Klaidingai suformuotas biudžetas problema. Nerealistiškai, ar kaip?
Net nežinau, ar Ten čia gali būti, manau, yra daug įvairių priežasčių. sit- Ir pasenęs situacijų. biudžetas, ir nerealistiškais, ir Jisai galbūt... labai tas gaunasi yra Arba tam tikri dalykai praleisti, tiesiog, Taip, ne rangovas viskas žiūri giliau tą įvertinta. projektą. Labai gerai. Pirmas dalykas, reiškia, tai yra, biudžete nenumatyta viskas, taip? Tai taip, nes jau rangovas eina ir jis jūs Vis tiek detalę yra- sąmatą rengiate. Pas mus tai dažniausiai tą biudžetą, jis būna aktualus, tik mes, kaip jūs sako, turim savo sistemą ir mes tą biudžetą rengiamės pagal savo projektų vidutinę vertę, pagal paskutinių Normatyvinė sutarčių. duomenų bazė. Turim tie savo užsakovai, kurie tą turi bazę, Taip. o kurie neturi tos O bazės. kurie yra- neturi, tada tikrai tas jūsų Vienkartiniam variantas yra statytojui labai... užsakovui sunku. Nes vėlgi, kur tavo pridėtinė vertė mūsų to biudžeto, kaip mes matom, mes daugiau stengiamės jausti rinką, kad nebūtų tas pasenę įkainiai, kaip jūs šnekat ir panašiai, nes tai tikrai yra problema. Nes jeigu dar projektuotojas rengia, tai jis pagal sistemą rengia ir ten tikrai toli gražu su rinka ne visada koreliuojasi. Vis tiek tie įkainiai tose sistemose, jie kas pusmetį atnaujinami, ne? Pripažinkim tai. Nepamirškim taip yra, kad pragyvenimo lygis Lietuvoje pakankamai Darbo greitai įkainiai. kyla. Taip, darbo įkainiai. Ir darbo užmokestis jisai Taip, ir- kyla labai greitai, sakykim, Lietuvos yra net. Ir ne visą laiką jie nususpėja atsinaujinti. Okay. Ir vyksta konkursas yra, mes, kaip pagal tuos techninio projekto sprendinius ir paskaičiavam ir sako, reikia dar. Tada klausimas iškyla, tai ką mes Tai galime arba pakeisti, jūs, pasiūlyti. gerbimi statybininkai, čia norit per daug užsidirbti? Ne, bet jeigu dalyvauja konkursas, esam ten 5-6 genrangovai, paprastai kaina atsistoja į tą poziciją. Susiniveliuoja, sakykim, yra ir ta atsistoja Vidutinė savikaina. vis tiek. Vis tiek vidutinė, sakykim, Taip. atsistoja į tą kainą, sakykim, yra ir užsakovas mato, kad jisai tikrai neprivers iš tų 5 rangovų, dar numes man 10%. Tai gerai, ten jisai 15. mato, kad jis viršė savo biudžetą 10% Taip. bet kokiu atveju. Ką Taip. tada daro užsakovas? Ieško būdų su rangovu susitarti. Sutaupyti. Taip, Ant sutaupyti, ko taupo? sako, mielas rangovė, ką gali man pasiūlyti. Na, jo. Ir tada ieško čia jau bendri sprendiniai, o Taip. iš tų bendrų sprendinių gimsta projekto keitimai, viskas labai... Niekur Logiška. tu nedingsi nuo to. Labai gerai mes išdėliojom procesą. Ar yra situacijų pasitaikiusių jums, kaip užsakovui, kad kažkas labai nori laimėti ir kaip genrangovai, statybininkai, dempinguoja kainą, kad tik laimėti, neužtenka pinigų ir tada jie pradeda, Ieškoti priežasčių. ieškoti optimizavimų, kaip sutaupyti savo, kaip grubiai tariant, sumažinti savo savikainą, kad bent jau būtų nors kažkiek pelninga. Tai rangovai visą laiką siūlo iš savo pusės tų pakeitimų, bet yra tas dalykas, kaip jūs sakot, vis tiek mes kainas jaučiam. Ir matom, jeigu rangovas nusismaugia, mes tikrai tas kainas... Jūs žinote, kada jis nusismaugia? Tai žinom. Visur bandoma sutaupyti, biški pavogti, kur nors paslėpti kažką ir nuo užsakovo ir prasideda užsisuka tokia pasiutpolkė. Tai jinai visada ir bus, kol nesibaigs ta nuostata, kad noriu, kaip Pigiausią sakai, kainą? aukščiausio lygio už pigų perku. Tai kai Už mažiausią kainą. Už mažiausią kainą. Ir dar gerai būtų labai greitai. Ir dar, jo, Turėsi. Auksinis minimaliai, trikampis, taip, laikas, čia kokybė, pinigai. Bet žinokit, jau patirtis nurodo, kad tų dalykų nebūna, tu gali nusismaugti ir tada tu su rangovu savo resurso, turi daug daugiau įdėti. Tai čia jau reikės, jau tas suvokimas, kad pigus rangovas, tai čia nėra sprendimas. Tas suvokimas jau atsiranda. Čia jūs apie savo įmonę ar bendrai galvojate? Aš kalbu ir bendrai. Bendrai manot? Taip, aš. Eivydai? Aš manau, kad vystytojas arba tas, kuris ne vieną projektą stato, arba tas pats genrangovas, bent jau iš savo patirties, tai matydamas, kad rangovas jau taip nusismaugia, tai norėdamas to projekto, aš bijau rizikuoti ir retas atvejis, kad bankrutuos į projekto veiklą. Čia su tokiu dalyviu dideli pinigai užsiveli yra per į daug tokius pastatyti. reikalus, kad jį pakeisti paskui, Jo, bet mano klausimas buvo, ar iš tikrųjų yra tokia užsakovo požiūrio sveikėjimo tendencija.
Aš tai sakyčiau, kad yra sveikėjimo pozicija tikrai, jie, aš, ką matau, užsakovai, sakykime, norėtų, kaip tų didžiųjų genrangovų, sakykime, ne visi jie žino, kad jie gaus atsakomybę. Taip, atsakomybę. Tik tai tiek, kad ne visi išgali užsakovai pasamdyti tuos didžiuosius rangovus yra už tą priimtą savo numatytą biudžetą, sakykime. Tai ir jie tada svarbu ne tik atsakomybė, bet ir garantija ir taip toliau. Tai jie žino, kad yra vis tiek yra jie, kaip ir pakankamai savo lėšų turi, sakykime, jie gali, sakykime, kad ir su nuostoliu, sakykime, obė tą pastatyti. Jie tikrai nebankrutuos, jie pastatys ir savo įsipareigojimus įvykdys iki galo, sakykime. Gerai, o kitas ešalonas, ne tie lyderiai statybų, vis tiek pastatys. Klausimas kada? Ir kaip. Ir po to už tą pastatymą, taigi yra... Jūs turite tokių pamokų? Mano praktikoje ne. Ačiū Dievui. Nesusiduriu dar konkrečiai su tai, kad nebaigtų kažkokių darbų ar čia dirbant. Aš kalbėjau su projektuotojais, tiesą sakant, jie pasakė, kad yra dar iki šiol, yra statybinių organizacijų, kurios bando keisti sprendimo, tik tai, optimizuoti, kaip jie sako, reiškia, bet, tikrai, kaip sakant, savo, nesidalinant benefitų su užsakovu. Tai ar kokiais atvejais tai atsitinka ir kodėl? Kodėl tai aišku, tiesiog nuėjau per mažą kainą, pelningumo neužtenka, ką man daryti, ne? Tai bandau kažkaip kaip čia suktis. Bet kaip tas yra, Nepamirškit, kad projekto keitimus turėjo patvirtinti užsakovas, tai rangovas turi nupirkti užsakovą ir ne visą laiką. Įrodyti, kad tai. Nes, čia irgi įvairiai vyksta, ir per projektuotojus tiesiog rangovai nusikalba, nustumdami užsakovą yra ir tokių atvejų. Okay. Bet aš sakyčiau, dar jeigu grįžtant apie tuos yra dar pakeitimus, tai vėl, ką norėčiau akcentuoti, tai yra dviejų tipų pakeitimai, sakykime, tos vadinamos kaip optimizacijos yra, ką užsakovai prašo mūsų toj konkursavimo stadijoje, ką mes galime optimizuoti, kokius sprendinius yra, ką mes matome tos projektai, kurie ne visiškai racionalūs, sakykime, sprendimai. Stop, atsiprašau. Ar tikrai, kai konkursuoja, kai projektas baigtas, iš karto užsakovai prašo racionalizuoti sprendimus? Taip. Tai kitaip tariant, jie automatiškai, netgi nepradėjo statybai, prašo ekspertinės nuomonės, o pažiūrėkit, gal čia negerai. Ne, tai mes buvo minėjom, kai yra prasukomas yra konkursas, sakykime, savikaino įsigryninti. Užsakovas įsigrynino, netelpa į biudžetus. O statyti noriu. Taip. Kas tada? Tai sako rangovė, ar tu kažką tai ten įžvelgi, sakykime, projekte? O kodėl nesikreipėt į projektuotojus? Nes projektuotojai pinigai, nepamirškit, jie nejaučia. Jo, jie paprašys, mes galim optimizuoti, bet jie nežinos, ką optimizuoti. Nežinos ką. Va čia esmė klausimas, jie nežinos ką, nes jie suprojektavo gerai, jūs pasakykit, ką jam optimizuoti, jie patikrins, ar tai galima padaryti. Jo, su tuo Tomas, reiškia, ir vakar buvo projektuotojai sutiko su tuo, kad mes nežinom gerai statybų technologijų ir situacijos, technologinės situacijos ir kainų situacijos, gamybos užimtumo ir sako taip, ir kadangi mes nevaldom tos situacijos, nedirbam daily su tuo dalyku, tai tikėtina, kad genrangovas gali, gali tikrai optimizuoti, bet jie žiūri į pozityviai į tokį pokyčių. Tai čia visas yra gerai, aš manau, kad čia nėra nuoskaudos, neturėtų būti nei projektuotojų, nei užsakovas, nei rangovas su savo kompetencija, sako, mes galim, sakykime, tą konstrukcinę dalį, kaip pats minėjai, sakykime, konstrukcinę dalį galim optimizuoti, sakykime, perdangas, sieną, sakykime, paploninti, nepažeidžiant techninio projekto reikalavimų, sakykime, čia visas yra gerai, sako, kaip ir galima atpiginti ant konstruktyvo, vis tiek yra išlaikant tos pačios erdvės, išlaikant tūrius, yra kolonas, sakykime, visas yra gerai, mes ir sako, žiūrėkit, ten 10% sumažinom. Aišku, yra dar architektūriniai sprendimai, kurie, kaip yra... Visumą vis tiek reikia nusižiūrėti, suplaninau perdangas aukščiai, viskas susieina, laiptinės, čia yra labai kompleksinis dalykas. Praktiškai jūs šnekate apie prašymą, ar galite biškį perprojektuoti, nes negali pakeisti tik vieno daikto. Taip. Ir gaunasi jūsų toks optimizavimo tas projektas, dar vienas toksai pusiau projektas. Ir jeigu ne viską atsižvelgsi, ne į viską, negu ne viską perprojektuosi ir nesukoordinuosi vėl viską, kas bus? Klaidos. Perprojektavimo, pakeitimų inicijavimo
klaidų tikimybė labai didelė ir netgi vakar projektuotojai pripažindavo, kada jie prašo pataisyti kažką, realiai jie turėtų vėl visą kompleksiškai projektą peržiūrėti, o ne vien tik pataisyti kažkokį konstruktyvinį elementą. Taip. Ir atsiranda labai didelė rizika, kad tai bus klaida, kuri išlys statybos metu. Tai gal vėl aš grįžtu to savo tar klausimas, yra ne tai tie pakeitimai, gerai, praeinam tą stadiją, tai yra rangovas pateikė optimizacijas, jau tilpom į biudžetą, sakykime, užsakovas sako, statom. Tai toj ankstyvoje stadijoje, sakykime, vis tiek dar statyba neprasidėjo, sakykime, tie pakeitimai, tai vis tiek gauna užduotį projektuotojai. Projektavimai, jisai dirba, projektuotojai, viskas jau visi dirba, sakykime, statyba dar neprasidėjo, yra dar laiko. Taip. Bet yra dar viena stadija, kur, kaip minėjai, sakykime, užsakovas, dar, sakykime, irgi dar visai, kaip yra, nes ta konkursavimo stadija pakankamai tas laikas terminas trumpas. Yra, nespėjai, sakykime, visko, kaip suoptimizuoti. Yra, tai tu eini į tas stambesias dalis, kurios, kaip patikė užsakovas. Nespėjai vėl visko perprojektuoti. Perprojektuoti. Yra tokios mažesni pakeitimai, kurie irgi sutaupai pinigėlius, ir galiu sakyti, nemažos pinigus yra, bet jau tie, kai tu pradedi tą statybos laikotarpį, pradedi tuos pakeitimus, yra, ir dar ypatingai, kurie kurie iššaukia, sakykime, yra kitų projekto dalių pakeitimus, va tada prasideda jų valdymas, Ir kas už tai atsakingas? Kaip sakau, jūs atsakingas tokį koordinavimą jau primesti projektuotojui. Ne, čia, sakyčiau, atsakingas yra vėl tas, kuris inicijavo tą pakeitimas. Tai kas šiandien dienai jau jūs negalite sakyti, kad projektuotojas, tu dabar atsakingas. Ne, aš inicijavau šito pokytį, gerai, aš inicijavau šito pokytį, o kas gavosi? Šiaip yra rinka, aš nežinau, kolegos ar patvirtins ar ne, bet šiaip yra ta atsakomybė permetama rangovo generaliniam. Dalis projektavimo, pakeitimų vyksta dėl to, kad subrangovai, ypač inžinierinių dalių, atsiranda velniai žin kada. Tikrai taip. Nesiginčysi? Ne, žinokit. Čia geriau. Nebeliečiam. Tai labai paprasta. Ir jis sako, jeigu ateitų genrangovas su visa komanda ir mes kartu su projektuotojais dar kartelį peržiūrėtum visą projektą, nebūtų problemų. O, čia idealus pasaulis. Jo, tai kaip ir, žiūrėkit, tai ir, aš čia dvi pusės galiu atstovauti. Bet čia yra reikalavimas genrangovui ateiti iš karto su visa komanda. Atsiprašau. Kiek Lietuvoje yra statybinių genrangovų turinčių visų dalių specialistus ir kuriam nereikia nei vieno subrangovo. Atsiprašau, jeigu aš užsakovas, manęs kreipiasi genrangovas, aš sako, o kas tavo komanda? Parodyk man savo komandą. Žiūrėkit. Čia yra idealus vėlgi gyvenimas. Taip pat ir prie projektinių sprendinių turi dirbti visa komanda. Taip. Klausimas, ar jie dirba visa komanda iš tikrųjų? Pačioj pradiniai stadijai. Tai jie nori iš rangovo to, bet lygiai taip pat, ta prasme... Projektuotojai? Jo, projektuotojai irgi pradžioj pilna sudėtim nedirba. O jūs negalite to pareikalauti? Ta prasme, mes kaip ir reikalavimuose, tai mes daug ką jiem užduodam, bet gyvenimas yra toks, koks yra. Jeigu jūs kas savaitę bendraujat, pasakykite, reiškės, electrical design, kokie konceptai yra ir panašiai. Arba ten, nuotekos, vėdinimo, pavyzdžiui, ne, kur vėdinimo projektas. O tai mes dar neturim projektuotojų. Palaukite, atsiprašau, tai kaip čia bus? Tai palaukite, dar reikia susiderinti schemą ir viską, bet projektinių pasiūlymų stadijoje realiai, aš manau, turėtų dirbti irgi visa komanda ir tuomet mes turėtume mažiau pakeitimų ir projektavimo etape. Jo, aš galvoju, papildyti tą mintį, manau, kad, to rinkoje tikriausiai dar nėra, nes pas mus įmonėje procesai vyksta panašu, aš manau, kad ir kitose įmonėse panašus yra. Jeigu, mes tuos subrangovus dalyvaujam konkursuose, teikdami rangos yra pasiūlymą, mes inžinierinių dalių, tuos subrangovus pasitelkiam, kainodarą, susiskaičiuojam, bet mes su jais, nebūtinai, kad yra, kaip 100% eisim ir toliau. Nebūtinai su jais. Su jais yra, galbūt, kaip ir mes sukam dar vieną konkursą jau laimėjimo atveju. Ir jie mums yra ta kainodara, ką mes gaunam iš jų, matom, kad jie, jeigu jūs toks klausimas, jūs jau laimėjote tą projektą? Ne. Kiek pas jūs yra pasirinkimų? Turbūt kiekvienoje srityje jūs turite 2-3, Taip yra, bet aš ta mintis yra, jeigu rinkoje taip atsitiktų, sakykime, kad rangovas eina į konkursą, kaip yra pasirinkę švokininką, elektriką, silpnų srovių, sakykime, specialistą ir jisai, kaip nuo konkurso pradžios ir iki statybą nueina, sakykime, su juo, tai jisai tada tą projektuotoją, sakykime, inžinierių dalių duris turi prie startų linijos. Mes turim tuos subrangovus, inžinierinių, kurie galėtų prisidėti prie projektavimo.
projektavimo Ir- metu jau. Projektavimo, jo statybos metu, sakykim, statybos Darbo žiūrėk, Pasirašymo projekto rengimo statybai metu. metu. pasirašymo statybų metu mes juos turim ir mes visą laiką atsisukam tada į užsakovą. O užsakovo mes prašom kaip patvirtinti sprendinius ir ne, kad jūs nebekeisite, kad, vat, kaip minėjai, tą funkcionalumą jūs jau nebekeisit. Jūs O jie norite. sako, o kiek tai kainuos? Ne, jie tada, kaip yra, jau kai mes ateiname, mes jau klausime tiksliai, sakykime, ne, jau kaip yra, apsispręskite tikrai, ir jie tada, kai užduoda klausimą, apsispręskite, tada jie sako, duok man dar dieną, dvi, aš dar sako, pagalvosiu. Ir kas tai vyksta? Ir tada iš jisai tikrųjų? grįžta, sako, žinai, aš dar pagalvoju, mes čia pasitarėm, aš norėčiau, o taip. Taip, Aš taip. norėčiau dar vėdinimą, norėčiau dar apšviestimą, norėčiau dar kažką tai. Ar galima būtų taip? Principė, kodėl ne? Galima. Bet kiekvienas tas galima turi tam tikrą Kainą. kainą, tai yra ir Gerbėmiai, laiką. pats, Ir laiką. Pats laikas tada pažiūrėti vis tik tai vadinasi kažkas negerai su mūsų procesu. Nes mes praktiškai šnekam apie perprojektavimą, kai atsiranda genrangovas. Nu ar ne taip? Realiai tai viską, ką dabar šnekėjom, mes tiesiog perprojektam projektą pagal realybę. Pagal genrangovo galimybės ir požiūrį. Ir pagal biudžetą, į kurį mes netilpom. Nes buvo... O žinai, kaip Ne. šitie užsakovai vadina šitą procesą? Taip. Ne perprojektavimu, Taip. o techninio projekto detalizavimu. Noriu su jumis pasidalinti tą metodiką, kurią aš minėjau, kuri Anglijoje iš principo tai yra kaip standartas, šitoj metodikoje 7 stadijos. Technical design etape ateina parenkamas genrangovas, kuris kartu papildo komandą projektuotojų. Nepakeičia, o papildo projektuotojų komandą ir dirba kartu visiškai išbaigti sprendinius iki to, kad jie būtų realizuojami. Pavyzdžiui, konkretus įrenginys. Ne teoretinis, konkreti kolona, konkretus gamintojas, nes, pavyzdžiui, iš Inguso paimsi plokštis, gal jie turi ten vienokią specifiką, kiti turi kitokią. Betonika aukštesnė. Taip. Tarsi, tas sukonkretizuoti gaminį. Štai šitame etape projektuotojai dirba kartu su genrangovu visa komanda. Jo. Ir idealus rezultate šito etapo gimsta tikslus darbų grafikas, skedulas ir tikslus biudžetas. Sekantis etapas – construction. Vykdyk planą. Čia idealus gyvenimas. Ne, čia yra metodika, kuri jau 7 metai, reiškia, tobulinama Anglijoje. Tai tvarkoja, o kas mums trukdo juos anksčiau pritraukti? Ir vadinkim, kad tai projektavimas tiesiog dirbam kartu. Ir tai yra normalu. Taip, kodėl, kas mums trukdo conceptual design, o dabartinį PP paversti tiesiog conceptual design? Žinot, čia, kai vystytojas pradeda vystyti, aišku, jis turi norą pastatyti, ne, bet vis tiek su genrangovu pasirašys sutartį construction. Tai klausimas, kiek norės įsitraukti, bet tas komandos dalyvis, jis tampa suinteresuotų tikrai tada, kada vyksta ranga, kada projektavimas vyksta, tu jam tik resursas. Vakar, vakar turėjom tokį su vystytojus, nedarybas, objekto pristatymas, sakykime, ne, ir pabaigoje to viso pristatymo diskusija, būtent lygiai prieš to, žinai, jis matosi, kaip norėtų turėti rangovą, dar nėra pasirinkęs. O ta stadija, kad reikia tos patirties, reikia tos yra, bet, tai sakau, imkit mus yra, bet... Konsultacijai. Mokėkit už konsultaciją. Bet kaip aš galėčiau konsultuoti kolegas yra, sakykime, ir atiduoti tą visą know-how kolegom yra, ir tada neveikia. Taip neveikia rinka. Tai va, čia... Čia dilema pagrindinė. Taip. O šita schema yra apie, jums turbūt labai gerai turėtų būti žinoma, nes čia yra laikas, čia yra projekto etapai, stadijos. Ir va čia yra construction documentation, ką mes atidavinėsim į statybas. Čia yra design development, čia yra conceptual arba strategic definition, conceptual. Tai galimybė keisti sprendinius mes turbūt suprantam. Kuo giliau į statybas, tuo jinai mažesnė, tiesiog mažesnė. Tu neturi pasirinkimo laipsnis. O kaštai yra kur kas didesni. Tai šita metodika sako, o kas ir ar įmanoma paslinkti mūsų effort, kuo galima anksčiau turėti išsibaigti virtualų projektą.
Integrated Project Delivery metodas, tai yra, kada visi sėdė Skandinavijoje, tai vadina Alliance Contract. Bet tai yra kontraktas iškart su visais. BIM-as įgalina tai padaryti žymiai paprasčiau. Efektyviau jo. Nes iš principo tokio lygio susikoordinavimas tarp visų tiek daug projektų dalyvių yra žiauriai sudėtingas. Čia buvo padarytas Danijoje tyrimas prieš jau dabar 12 metų. Statybininkų buvo apklausta 500 statybinių organizacijų su paprastu klausimu. Kokios problemos pas jūs yra pačios aktualiausios. Dauguma respondentų atsakė, kad komunikacija ir bendradarbiavimas yra didžiausias iššūkis, iš kurio kyla daugiausiai nesusipratimų. Tada, atkreipkim dėmesį, projekto kokybė ir išbaigtumas. Jeigu mes paliekam neaiškumų, tai statybininkai tikrai sutraktuos tai, kaip jiem reikia, suinterpretuos ir optimizuos. Aš sutikčiau, kad yra komunikacija, bendradarbiavimas. Tai buvo, bet kurios statybos. Ir trečias tai yra darbų organizavimas ir planavimas. Mes norime su jumis ne tik rasti problemas, bet ir mes po truputį su jumis einame, kokiom kryptim galime judėti, teisingai. Tai gerai, ačiū labai, buvo labai įdomi diskusija. Ačiū. Ačiū jums.